Nepatikėsit. Erkės. Ir gyvos erkės svarbiausia. Jos pilnas kraujo. Erkės pas mūsų arklius aptiko ir šitą video Rasa nufilmavo šiandien. Tiem, kurie žiūrit vėliau, primenu, kad dabar dar tik vasario 18 diena. Aplinkui sniegas, ledas, minusinė temperatūra. Tiesa, visa žiema šita buvo ypatingai šilta. Pavyzdžiui, pernai žiema irgi šilta buvo ir pirmas erkės mes irgi suradom vasario gale. Nuėjau pas arkliukus paglostyti. Pažiūrėkit, kokios radybos, vasario mėnuo. Šitaip anksti turbūt nesu dar radus erkių. Jau net prisisiurbus vieną kokią storą. O aktyvios, o skuba, o bėga. Štai šitos, pavyzdžiui, nufilmuotos vasario 28 dieną. Tada atrodė, kad taip anksti dar nėra buvę, kad atsirastų erkės. Bet šiemet rekordas pamuštas dar 2 savaitėm anksčiau. Baisu. Dabar, pažiūrėkit, kiek aš jų radau ir kokios jas gyvos. Kada matėt vasario mėnesį erkės? Košmaras kažkoks. Aš ne per seniausiai kėliau video, kur, šiek tiek su tokia nostalgija prisimenu dar neypatingai senus laikus, kai buvo tikros žiemos, kai stovėdavo šalčiai po 20 laipsnių, po kelias savaitės, o kartais ir iki 35 paspausdavo. Ir daug kas jūsų sakėt, nėra čia ko gailėtis, be žiemos dar geriau gyvent, mažiau problemų. Žinot, yra savų pliusų, savų minusų. Spėju, kad ankstesniais metais žymiai labiau šaldavo visa žemė, visa zaraza žemė ir tos pačios erkės palaukdavo bent jau kalendorinio pavasario prieš išeidamos į medžioklę. Žiauru. Tu kas čia per žiema tokia? Aišku, nėra siaubas. Čia reikalo labai demonizuoti šitų mielų mažylių. Erkė, pavyzdžiui, tikrai nėra pats baisiausias gyvūnas miške. Pavyzdžiui, kokią mešką sutikt būtų žymiai baisiau. Dabar iš vis kažkaip visi gyvūnai yra praradę šiek tiek baimės jausmą, atsipalaidavę visai šalia žmonių pasirodo. Nežinau, gal čia ne prieš gerą. Bėgo. O, dar viena bėga. Varyk pas draugės. Dar viena. Nežinau, mūsų krašte iš tikrųjų priviso gyvulių. Vaikšto aš po savo namus. Pasižiūriu pro langą, žiūriu gėlynas, gėlynė, lapė, normalu, ką žinau, obuolius valgo, eik tu savo, lapė atėjo pavalgyti obuoliukų, nes ten tikrai nieko daugiau nėra, tik obuoliukai. O parašykit jūs, kada esat pirmą kartą anksčiausiai pavasarį suradę pirmą erkę. Bent jau aš kiek atsimenu, tai tikrai vasario mėnesį spausdavo šalčiai ir erkių tikrai nebūdavo.